Labas. Pasižiūrėkime, kas laukia. Antradienį, lapkričio 5 dieną, arba nebūtinai tą dieną, kada žiūrėsite šitą video. Šį kartą pasižiūrėsime ne taro, bet orakulo kortą. Oi, netgi ne viena iškrito. Iškrito bokštas ir jis nurodo į tvirtą pagrindą ir sėkmę be pastangų. Ir taip pat pūvas. Būkite atidūs dėl didelio išdidumo. Tai kortos nurodo, kad viskas eisis iš esmės kaip sviestų patepta šią dieną. Be didelių pastangų viskas pavyks. Ir tai, ką šiandien pradėsite, gali būti ateičiai geras pamatas. Geras laikas investuoti savo dėmesį, laiką, pinigus į tam tikrus ilgalaikius kažkokius planų įgyvendinimus. Bet svarbu yra priminti, kad gera diena nereiktų didžiuotis, kad viskas labai puikiai sekas ir be didelių pastangų, nes, kaip sakant, išdidumas yra tas kraštutinumas, taip kaip per didelio kuklumo, ar ne, ir kitas polius išdidumas, tai bet koks kraštutinumas nėra gerai. Tai pasigyrę, pasididžiavę galite paskui ta sėkmė gali nuo jūsų ir nusisukti. Arba paskui kažkas nebepavykti pasididžiavus. Taip pat gali būti kai kam tai nesusijęs su jumis pačiais, bet galite susidurti su pasikėlusiais asmenim, kurie didžiuojasi ir giriasi, ir atkreipkite dėmesį, ar šią dieną nebus kažkokių tai interakcijų su tokiais žmonėmis. Būtų įdomu iš tikrųjų, jeigu parašytumėt, kaip jums praeina diena, ar jinai rezonuoja su mano skaitymais. Tiesiog įdomu. Tai linkiu gero antradienio. Iki.